Serijiniai žudikai per pastaruosius kelerius metus tapo didžiulių televizijos serialų ir filmų įkvėpimu, nes žmonėms jie atrodo nesuvokiami. Žmogus, kuris nužudo kelis žmonės be jokios sąžinės graužaties, gali būti tikrai šokiruojantis, o jų istorijos dabar yra pramogų terpė smalsiai publikai. Šiame sąraše aš pasinersiu į įdomius faktus apie šiuos žmones ir jų gyvenimus. Remiantis 2019 m. statistika, vienas populiariausių amerikiečių serijinių žudikų, Tedas Bundy, yra 2019 m. skaitomiausių Wikipedijos straipsnių sąraše, kuris buvo peržiūrėtas beveik 30 milijonų kartų. Jo straipsnis yra trečias po Keršytojų Endgame. Be to, Tedas Bundy taip pat dirbo psichologinės pagalbos karštojoje linijoje ir padėdavo žmonėms, kurie galvojo apie savižudybę. Vienas iš įdomesnių faktų apie žudiką Jeffrey Dahmer yra tai, kad jo tėvas, kuris buvo mokslininkas, išmokė jį, kaip tinkamai užšaldyti gyvūnų dalis. Vėliau šias žinias žudikas panaudos savo paties bute išsaugoti savo aukų kūnus. Taip pat jo bute buvo tiek daug jo aukų kūnų, kad jis, nebeturėdamas kur jų dėti, vieną kūną pasiguldė vonioje ir maudėsi duše virš pūvančios savo aukos kūno. Taip pat yra kalbama, kad savo kaimynus jis vaišindavo sumuštiniais, pagamintais naudojant jo aukų mėsą. Serijinis žudikas ir kanibalas Richardas Chase į žmonių namus niekada neidavo, jei jų durys buvo užrakintos. Jis įėjo į savo aukų namus tik tada, kai jų namų durys buvo atrakintos, nes manė, kad tai reiškia, kad jis ten yra laukiamas. Žudikas Donaldas Henry Gaskins važinėjo katafalku su buferio lipduku su užrašu "Gabenu mirusius žmones" ir jis sakė žmonėms, kad jam to reikia, kad nuvežtų nužudytų žmonių kūnus į savo privačias kapines, ir jis teigia nužudęs daugiau nei 100 žmonių. Klouno žudiko John Wayne Gacy byloje po jo namu buvo prikaupta tiek daug kūnų, kad kai galiausiai kūnai suiro, rastus kaulus reikėjo rūšiuoti daugiau nei 2 metus, kad būtų surinkti visi skeletai.